Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Kokia yra šiuolaikinė Gruzija? Ar ten vis dar grobiamos nuotakos, o tolimesnį vaikų likimą nulėmė tėvai? Paklausykime, ką pasakoja gruzinas. Dabar Gruzijoje žmonių ypač nuotakų negrobė. Čia yra nusikaltimas ir kiekvienas toks pagrobėjas yra baudžiamas. Tačiau mano vaikystėje, kai man buvo gal 10 ar 12 metų, mūsų rajone žmonės buvo grobiami. Kaimynai rinkdavosi, šnekėdavosi, kuris kurią buvo pagrobęs. Kartais mergina grobdavo net kartu su motina, kai šios eidavo gatve. Dabar taip nebūna. Šiandien Gruzija iš tiesų nebevagia nuotakų. Tai ta tradicija, senovinė tradicija, neišlikusi kai kuriuose kalnų regionuose. Dažnai nevedę žmonės, nevedę vyrai, sugalvojo, kad jiems jau galbūt laikas turėti žmoną ir tada jie pasižvalgo aplinkoje savo, sugalvojo, kad šita mergaitė galbūt yra graži, iš geros giminės, ima ir ją pavogia. Bet dažniausiai tikrai dabar šiais laikais šiaip gatvėje pavogti nebedrįstama, susitariama su draugais arba su jos pačios tėvais. Ir dažnai būna taip, kad visų tėvai sutinka ir jaunikis sutinka, tiesiog nuotaka apie tai nieko nežino. Tai jie paima, įsodina į mašiną, nuveža kur nors ir jinai ten paleidžia naktį kur nors kalnų namelėje arba kitam mieste. Palyginti su dabartinė Gruzija prieš 15 metų buvo visai kitokia visuomenė. Mūsų vyriausybės dėka šalyje įvyko mentalinė revoliucija ir gruzinai kaip niekada iki tol priartėjo prie europiečių. O dėl pagrobimų pasikeitė ir įstatymai. Ir policija dabar netokia korumpuota kaip anuomet. Tada dėl dingusios merginos jos artimieji policija nesikreipdavo, bet stengdavosi patys ją surasti. Dabar žmonės pasitiki policiją ir tokiais atvejais kreiptųsi į ją. Žmogaus pagrobimas – sunkus nusikaltimas. Dabar tai yra vertinama kaip asmens pagrobimas, žaginimas, išprievartavimas galbūt. Ir kiekviena mergina, kurie pagrobė prieš jos valią, turi teisę eiti į policiją ir sakyti, mane pagrobė. Ir tada tam žmogui, tam vyrui gresia iš tikrųjų labai didelį eilė metų. Jam gresia kalėjime. Dabar galima sakyti, irgi pabėga jaunuoliai. Čia nėra pabėgimas ar pagrobimas, o tai yra tokia papročio forma. Tai tik toks žaidimas. Visi, įskaitant ir tėvus, viską žino. Jaunieji tiesiog kurį laiką pasislepia kalnuose ar išvyksta į kitą miestą. Čia savotiškas ikivestuvinis medaus mėnuo. Jaunieji kelias dienas ar savaitę išvyksta į Boržomį, Tbilisį. Prieš susituokiant dažniausiai būna toks susitarimas, ėjimas pas mergaitės tėvus, pas vaikino tėvus, susipažinti į namus. Visa kita eina po tų tokių tyliųjų vestuvių, kas yra jiems, jaunuomeniai, jie yra tam tikros tos tikrosios vestuvės, kai jie dviesiai išvažiuoja kur nors pabūti, nes gyvena kiekvienas savo šeimoje, daug žmonių ir tikrai yra nekultūringa ir nepriimtina, jeigu mergina šiaip eitų kartu viena su tuo berniuku, su kuriuo rimtai draugauja, pabūti dviese šiaip kaip jie draugauja. Jaunos gruzinų poros prieš vestuves gyvena su tėvais ar kartu su kitais studentais nuomoja kambarius. Bet jie norėtų pabūti kartu, todėl ir vyksta į kitus miestus. Gal dėl to. Gal todėl, kad vienas kitam patinka. Gruzijoje vyrauja glaudų šeimyniniai santykiai, todėl tėvų įtaka vaikų ateičiai ganėtinai stipri. Daugiausiai įtakos tėvai turi vaikams, iki jie sulaukia 20 metų. Gruzinai myli laisvę, vėliau mes patys tvarkom savo gyvenimą. Šiandienos Gruzijoje vis mažiau ir mažiau tėvai turi įtakos. Taip, jie turi įtakos, jie pataria. Dažnai prieštarauja, jeigu mergina jau buvo ištekėjusi, arba turi vaiką iš praeitos santuokos, arba yra nekalta. Ir visi tai labai garsiai aptarinėja. Svarbu, kad jinai būtų nekalta, jinai gali pasidaryti nekaltybės sugrąžinimo operaciją, kas yra labai populiaru Gruzijoje. Tai yra antroji pagal populiarumo operacija po nosies korekcijos. Ir visi tai žino, bet yra tylus susitarimas, jinai turi būti nekalta, jinai turi būti iš geros giminės ir jinai turi būti išsilavinusi. Gruzijoje gyventi nesusituokus nelabai toleruojama. Girdėjau, kad Tbilisyje gyvena nesusituokusios poros, tačiau iki vedybų tai pasitaiko labai retai. Negirdėjau, kad tai būtų regionuose. Daugiausia nepritariama, kad poros gyventų kartu iki vestuvių. Labai daug šeimų gyvena nesusituokę, bet jie vis tiek vadinami šeima ir kad tai yra sutuoktuvės. Svarbiausia yra pasakyti, surinkti aplink stalą savo giminės
dalį, draugų dalį ir pasakyti, čia mano žmona. Ir gali būti nebūti žiedų, gali būti nebūti bažnyčios, parašų pasuose. Tiesiog tai yra susitarimo reikalas. Tokią padėtį lemia labai daug veiksnių, o pirmiausia mūsų tradicijos. Dauguma gruzinų labai religingi. Itin stipriai įtaką jaunimui daro Gruzijos cerkvės, bet jei vaikinas ir mergina vienas kitą myli, jie gali ilgai gyventi atskirai. Žinau tai iš savo patirties. O ką apie mus mano laidos herojus? Jam patinka Vilnius ir be abejo Lietuvos merginos, kurios yra gražios, šaltos ir nepriklausomos. O kaip manote jūs? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.